Trys priežastis, kodėl aš beveik niekad nerekomenduočiau eiti dirbti korporacijas. Ir čia turiu omeny įmonės, kurios turi virš 100 darbuotojų. Pirma, tu tiesiog atliksi vieną funkciją ir sėdėsi biurokratijai. O pavyzdžiui, mažoje įmonėje tu dažniausiai gauni daugiau atsakomybių, tai ir daugiau išmoksti. Antra, korporacijai vadovas labai tikėtina, kad bus kažkoks middle manageris, kur mažoji įmoniai tau vadovaus tiesiogiai įkūrėjas arba kažkoks specas. Kas reiškia, jeigu tas įkūrėjas arba tas specas yra labai geri savo srity, jūs turėsit afigienus mentorius ir daug greičiau išmoksit savo specialybę. Ir trečia, algos augimas būna daug lėtesnis nei mažose įmonėse. Nes korporacijos vadovaujasi 3-5 procentų augimo taisyklė, kur tavo alga auga 3-5 procentus per metus, kur mažoji įmonė per tos metus tavo alga gali išaugti 3-4-5 kartus. Realiai priklausys tiesiog nuo įmonės augimo ir nuo tavo rezultatų. Ir jūs aišku galite sakyti, kad mažose įmonėse daug rizikingiau ir taip toliau, bet realybė tokia, kad iš korporacijos jūs lygiai taip pat gali lengvai atleisti, kaip maža įmonė gali bankrutuoti. Rizika realiai ta pati. Todėl aš ir visiems sakau, neprisiriškit prie kažkojo darbo, o prisiriškit prie to, kad gerinti savo skillsetą. O skillsetą geriausiai išgerinsit mažo įmonį. Aišku, išimčių yra, niuansų yra ir taip toliau, bet dažniausiu atveju mažose įmonėse galite daug greičiau augti.